Už idėją daug svarbiau yra individai. Atskiri pavieniai žmonės, nes kokie bebūtų resursai, idėjos, aplinkybės, yra atskiri individai, arba jie kažką tai padaro, arba ne. Tokių pavyzdžių yra beprotiškai daug. Galiausiai, kai galvojame apie Apple, tai yra Steve Jobsas, kai Facebookas yra Zuckerbergas. Ir visų pirma, mes ir investuojame į individus. Vienas atskaitos taškas yra noras. Noras sukurti kažką tai savo. Ir tikrai ne visi žmonės, kurie sako, nu, teoriškai aš būčiau visai ne prieš sukurti kokį sėkmingą startuolį, tokį daugumą, sakyčiau, gal 80%, ir tik tai 20% tikrai dega. Sako, jeigu nereikia, nemegosiu naktimis, kursiu, atsikelsiu anksti, aš tikrai, tai tas noras, jisai yra svarbiau negu visa kita, nes bet kokias žinias kompensuos, bet kokios sunkumus kompensuos, ir tikrai labai toli gražu ne visi tą tokį vidinį norą tikrai turi. Kaip tik šį rytą šnekėjom su kolegom, kad netgi lyginant, sakysime, su Estija ar su Suomija, tokie artimiausi kaimynai, sakysime, vidutiniškai vienam žmogui atitenka apie 10 kartų mažiau startuolių, negu turėtų ir galėtų būti, tai poreikis, sakysime, galimybė augti yra tikrai. Nebūtinai tai sieju, sakysime, su tautiniu mentalitetu ar dar kažko, tai banaliai, sakysime, tos žinios, ta patirtis, tokie pavyzdžiai nėra atsiradę ir, dar, sakysime, nesusikūrė ta ekosistema. Tai prisidėti per edukaciją, per aiškinimą tų tiesų tikrai norisi, ir vėlgi potencialas yra aukštas, tik tai reikia laiko. Tai yra tos pačios rytis, kur mes kaip fondas ir ketiname investuoti, be abejo. Dėl to ir investuojame, kad tikime, kad ne tik tai bus pasaulio mastu sėkmingi, bet ir konkrečiai Lietuvoje yra aplinkybių sąlygų tam, kad tokie startuoliai atsirastų. Tai yra fintechas, finansinės technologijos, sportechas, sakysime, mes jau esame investavę jau nebe į vieną KTU komandą, kur sukūrė sportinės technologijas. Reiškia, be abejo, tai yra dirbtinis intelektas, robotika, virtuali realybė, išplėsta realybė, sakysime, tos šakos tikrai išskirčiau.